Kągi, nekantraujam išvysti rikiuotę. Rikiuotės. O, dėmesio, turėsim mažą turnyrėlį. 3 komandos, po 2 žmonės. Taigi, komandos arčiau vidurio. Puiku, kiekviena komanda kaunasi už save. Jie gali bandyti kooperuotis, susižvalgyti žvilgsniai, sudaryti laikiną sąjungą tam, kad suvalgytų 3 komandą, o tada paveiktų vieni kitus. Kągi, laukiam nugalėtojo. Te prasideda kova. Štai kaip matote, gudriai žvalgosi, kaip bandys dviesi užpulti vieno, po to sudurėti vienas kitą. Kaip visada įvyksta meilės aktas, ginklo broliai. Laimėjo LDK Varčiai. Puiku. To vėlgi mūsų pasakymas dar nesibaigia. Laikas parodyti, kad viduramžiais kariai mokėjo ne tik kautis, bet ir turėjo humoro jausmą. Kągi, atėjo laikas pasveikinti ir priimti į būrį naujus karius. Dėmesio, nauji nariai priimami į mūsų būrį. Štai, pasveikinkim. Jam šiandien sukanka 6 metai. Skaičiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na ir tikimės, kad jis parodys kažkokią tai rūsčią kovą, ką jis išmoko. O dabar galime kovoti. O dabar visi vaikai gali ateiti ir pakovoti. Štai jau renkasi būrys. Vaikai kausis prieš riterius. Prašau, merginas irgi priima. Visi vaikai, kurie turi ginklus. Štai saugusiai susimažina, kad lygis būtų ūgis vienodas. Ne, vaikai pusavę nesikaunam. Dabar jūs galite drąsiai pulti ir sumušti juos visus. Jie to nusipelnė. Blogai elgėsi, neklausė mamų. Puolam. Pirmyn! Palaikom! Garsai! Štai, kaip tikras mūšis. Žiauri kova. Tai, mums dabar prireiks programų. Ne.
sakydami. Gal pagailėsim, pagailėsim. Aš žinau. Играем.